What's good? Su jumis sveikinasi naujasis Baller narys Daumantas a.k.a. Sneakergalius. Šiandien iš arti apžvelgsime ir įvertinsime naujausią Paul George vardinės linijos papildymą Nike PG6. Tai yra pirmasis šios linijos modelis, kuriame neišvydome Zoom Air technologijos. Tačiau ar tai gali sutrukdyti jiems tapti puikiems, sužinosime netrukus. Let's get it! Apžvalgą pradėkime nuo medžiagų kategorijos. Šeštosios kartos modelis gali pasigirti kokybiškiausiamis medžiagomis visoje PG rotacijoje. Čia mes turime 3 tipų tekstilės viršutinę konstrukciją, kurią papildo sintetinės odos panelės. Ir visą tai Nike kompanija sugebėjo sutalpinti į 120 € biudžetą. That's pretty impressive. Kiekvienas tekstilės tipas PG6 modelį atlieka savo paskirtį. Tvirtesnės ir tankesnės tekstilės versija priekinėje dalyje suteikia konstrukcijai patvarumą, o retesnio rašto šoninėse panelėse esančios ventiliacinės ertmės užtikrina oro cirkuliaciją. Tęsiant apie trečiąjį tipą, apie jį pakalbėsime šiek tiek vėliau. O dabar keliaukime prie amortizacijos. Nike Zoom Air technologija buvo neatsiejama nuo PG linijos modelių, bet tada nutiko šeštasis modelis. Zoom Air sistemos ir putų darinio kombinacija pakeitė pilno ilgio React sistema, nors šiuo metu joks putų darinys nėra pajėgus atkartoti skirtinai puikaus Zoom Air suteikiamo šoklumo, ši React versija buvo itin arti to. Kaip ir pastarieji PG modeliai, PG6 amortizacinė sistema pasižymi universalumu, todėl kiekvienas žaidėjas ras kuo pasidžiaugti. Visa išorinė pado dalis yra įtvirtinta gumos sienele, kuri nukreipia svorio jėgos energiją atgal į pėdą. Būtent šis aspektas kartu su pado viršuje įmontuota stabilumo plokštele sukuria sprogstamą šoklumo jausmą, lyg tai būtų Zoom Air pagalvė. Komforto mėgėjams nusivilti taip pat neteks. Kulno dalyje esantis masyvus React padas siūlo puikiai subalansuotą komfortą, išlaikant pagrindinius batelio parametrus, greitį bei lengvumą. Pakalbėkime apie sukibimą. Nors Paul George vardinė linija anksčiau negarsėjo išskirtinai puikiu sukibimu, 5-osios kartos modelėje šis aspektas buvo pastebimai patobulintas, o šių metų versija visą tai iškėlė į aukščiausią lygį, šalia tokių legendų kaip Air Jordan 29. Nesumeluosiu, kad tai yra vieni iš agresyviausią pado raštą turintys krepšinio kedai, kurias esu testavęs, o tai pasako tikrai daug. Nesvarbu, kokio tipo ar būklės aikštelėse žadi žaisti, PG6 demonstruos vienodai agresyvų, daugiakryptį sukibimą, kuris suteiks pasitikėjimo išnaudoti visą potencialą aikštelėje. Dėka plačių bei atvirų griovelių dulkės nesugeba kauptis juose, todėl priežiūra yra tiesiog nereikalinga. Tik verta paminėti, jei planuojate PG6 pagrindę naudoti lauko aikštelėse, rekomenduoju rinktis spalvų derinį su solidžios spalvos pado guma, kuri turėtų tarnauti ilgiau. Atėjo laikas pakalbėti apie fitą. Baigiant aptarti viršutinės konstrukcijos medžiagų panaudojimą, trečiasis tekstilės tipas yra didžiausias MVP faktorius, kuris suteikia didžiausią avėjimo komfortą. Šis tipas apima vidinę ir išorinę kulno dalį bei batelio liežuvį, kurie yra pagaminti iš super minkštos medžiagos viduje turinčios dar papildomą paminkštinimo sluoksnį. Tai primena fleece medžiagos tipą naudojamo sportinių džemperių gamyboje. Galbūt šiek tiek keista tai matyti krepšinio batelėje, tačiau tai veikia tiesiog puikiai. Renkantis dydį problemų kilti neturėtų dėka standartinės konstrukcijos pločio bei efektyviai adaptuojančių medžiagų. Tad plačių pėdų žaidėjams rekomenduoju rinktis pusės dydžio didesnę porą, o jei šią kategoriją nepatenki, standartinis tavo dydis turėtų puikiai tikti. O dabar paskutinė, tačiau vienodai svarbi kategorija – stabilumas. Naujasis modelis nepasižymi plačia platforma ar agresyvių pado išplatėjimų priekinėje dalyje, tačiau visą tai su kaupu atperka paaukštintą pado liniją, kuri literaliai sukuria 360 laipsnių apsaugą nuo nepageidaujamų šoninių pėdos judesių ar pakrypimų. O jei ir tai skamba silpnai, stabilumo paketą papildo plati sintetinės odos juosta esanti po pagrindinę konstrukciją ties pėdos viduriu. Rišant batelius, šios juostos užrakina pėdą, suteikdamos galingą stabilumą bei idealų prisitaikymą prie pėdos formų. Nike kompanija tikrai pasimokė po visą krepšinio pasaulį sujudinusio Zion įvykio dėvint Nike PG 2.5 modelį. O dabar keliaukime prie verdikto. Galbūt tai nėra puikiausiai išpildytas ar labiausiai akį traukiantis siluetas, tačiau visa tai nublanksta prieš tiesiog nuostabų darbą, kurį PG6 atlieka aikštelėje. Užtikrintai galima teigti, jog tai yra visapusiškai geriausias Paul George vardinės linijos modelis, pasižymintis itin universaliu performansu, kuris neapsiriboja ties tam tikrų žaidėjų kategorija.
Tai yra visų žaidėjų modelis. O čia matote mano kiekvienos kategorijos įvertinimą bei bendrą rezultatą. Ir žinoma, šį bei kitus naujausius krepšinio batelius bei aksesuarus gali rasti Baller elektroninėje parduotuvėje. O jei turi daugiau klausimų apie krepšinio batelių pasirinkimą, nedvėjodamas rašyk mums komentaruose bei nepamiršk paspausti laiko ir pasidalinti šią apžvalgą su savo draugais. O dabar sakau, iki greito.